Labas rytas visiems. 7 mano diena šiandien. Kam skambina varpa iš Korniglijos. Šiandien tas oras biški toks jau geresnis. Bet aš jau rytoj išskrendu. Tai šiandien jau nieko gero nebenuveiksiu. Važiuosiu į Pizą. Tai dar pasimakaluosiu po Pizą. Ir rytoj paryčiais namo. Numiai. Dar norėjau šiandien tą kalną ten į viršų užlipti. Bet jau tik to nebeturiu laiko. Ten viršų kažkoks kaimelis yra. Bažnyčia. Tik to jau. Susitiksim Pizoj. Einu link Kornilijos ir to vandens, kur vakar čia bėgu laiptais visais. Nebėra visai. Išgerau viskas. Ore. Va, nesimato nieko. Rūkas. Visas vanduo pakyla į orą. Nes ir pakankamai šilta, koks 16 laipsnių. Ir sausa. O vis naktį lyja. Gerai, varau link Kornilijos stoties ir šausiu į Vespeziją, persėsiu kitą traukinį ir į Pizą. Pizos bokštą pažiūrėti. Nieko nesimato. Rūks. O va, tai atvykau į Korniliją stoti. Nespėjau, turbūt jau traukinį vieną. Važiuos be manęs, reikės pasivalandos laukti. Ten toli Manarola matas. Kaip po lietaus. Rūkas koks vis yra užsidėjęs. Esu Pizai. Einu savo viešbutį, paskutinę nakvynę. Ten įdomiai, per bookingą rodo, kad atšaukė man tą užsakymą tas italas. Bet paskambino, sako, kur tu esi? Ateina. Pinigus nurašė. Užsakymas atšauktas. Einu, išsiaiškinsiu, kas čia yra. Pizza. Welcome. Nu va, gavau kambarį. Neėmė talas, šmalis pinigų, sakė viskas ok, išsiaiškinsiu su bookingu. Vienu žodžiu, bookings grybauja. Sako, Italijai mokėti nereikia, sako, tu nepergyvenk. Ok, sakau. Va, koks skilutė tokia, bet už 5 eurų. Vienai nakčiai. Viskas good. 6 ryto keliuosi vis tiek. Šausiu į uostą. Eisim į miestą tuoj. Pizza, einame link bokšto. Na, kaip žmogus miega. O, gražu. Vandenukas toks ne kažką. Einame link Pizos bokšto. Tai Pizą nelabai ką yra daugiau žiūrėti, tas Pizos bokštas. Paminklas Garibaldžiui Pizai. Jie prie ledų. Mes lendame ten į gatvelę kokią. Eisim gatvelėm. O tokiom va. Kur nieks nevaikšto. Jam dėdai dar paminklas. Einam toliau. Link Pizos bokšto.
Tokia vaikštė kažkokia išėjau. Dar kažkoks paminklas dėdai vienam. Vietiniam italui. Einam toliau. Link Pizos bokšto. Nepažįstu su dėdės. Io a Parigi stavo caminando con la mia ragazza e mia amica, eravamo tranquilli in villa, vicino a una parte di Spoli, O, štai ir jis. Pizos bokštas mane pasitiko sušlapusi ir sušalusi su saulė ir šiluma. Ačiū jam už tai. Kas čia žmonių darosi? Visi jie atvaro pažiūrėti šitą kreivą bokštą. Oho. Gražu. Šiekis remontus daro, nesimato bendro tokio grožio. O bokštas tai va, štai. Kurat kreivas. Alter, was halte ich diesen Turm? Žmonių ekskursija. Oho. Oho. Tadam. Oops. Nu va, mano paskutinė vakarienė Italijai. Pavalgau picos dar kartą. Kažkokį gatvelį už kampį užėjau. Skanaus. Nu labai gera vieta. Pica su artišokais, kumpiu ir mozzarella įspūdinga. Už 10 eurų. Taurė 1,4 eurai. Aptarnavimas irgi labai geras. Tokia gera vieta. Aišku, toliau nuo centrinės tos Pizos bokšto vietos. Barmensų su 3 paloskėm vaikšto, rankas susirankoja, atsiraitojas. Šaukia garsiai. Įdomiai. Želaterija. Desertai einam. Ha? Davai. Nesusikalbėjau su pardavėja. Prašiau 2 į 1, davė 2 atskirus. Ir kai jis privarė to ledų, tai taip normaliai. Vienas mango ir vienas citrinas skonio. Dabar turėsiu reikalų, kad suvalgyti čia viską. Sumokėjau 6 eurus. Gražu tokių vietų ir ten miestelį. Bariukų tokių. Pagal mane. Iron Maiden ant durų. Panašias sferos dar. O koks. Aš skaitau. Vien žmogaus dabar tik atsidarė. Doctor, please. Dar vakare užėjau va į tokį šustrą kaboką. Kaliausia vadinasi. Tipo airiškas pabas.
5 евро банду gyvai groti. Patys savo. Airiai ir Italijai airiai. Duoda. Pizza. Nu ką. Kelionė kaip ir baigta, rytoj skrendu namo. Visai esu patenkintas, nepaisant ir blogo oro. Aplankiau Cinque, aplankiau Lespeziją, Porto Venere, Portofino, Santa Margareta. Pasivaikščiojau po Cinque miestelius. Iš tikrųjų, jeigu važiuojate į Pizą, tai čia būtinai nuvažiuokit, čia yra 1,5 valandos kelionės iki tos Cinque kaimelių, miestelių. Ir neapsakomas grožis. Realiai čia Pizoje tik bokštas ir tiek žinių. O ten tai nesibaigianti kelionė. Gamta, miesteliai, gatvelės, kažkaip fantastika. Fantastika. Maistas labai skanus. Tai va. Labai džiaugiuosi šitą kelionę. Ir ką žinau, čiao Italijai. Skrendam namo. Nu ką, finito la komedija. Varom namiai.